Trečiadienio rugpjūčio 23 dienos laidoje Kėdainių rajono savivaldybėje pristatytas Babėnų Šilo vidinės miškotvarkos projektas 2023–33 metams. Sidabrinės gervės naktys kėdainiečius supažindino su nacionalinių kino apdovanojimų filmais laureatais. Sporto centro organizuotas vyrų paplūdimio tinklinio turnyras 2x2 vyko naujai įrengtoje aikštėje. Kėdainių rajono savivaldybėje pristatytas Babėnų Šilo valstybinės žemės sklypo vidinės miškotvarkos projektas 2023–33 metams, kurį parengęs Alfredas Galaunė pasakojo, jog miške bus vykdomi tik minimalūs kraštovaizdžio formavimo ir sanitariniai kirtimai, o savivaldybės ir gyventojų numatytose vietose bus suformuotos poilsio bei edukacinės aikštelės, rekreaciniai takai ir apžvalgos platforma. Dabar yra parengtas vidinės miškotvarkos projektas visam Babėnų Šilui. Tai yra beveik 280 hektarų miško žemės. Ir tai yra antros B grupės miestų miškai. Tai yra miškai skirti rekreacijai pagrinde. Ir jose projektas kaip tik ir numato rekreacinės infrastruktūros išvystymą ir atnaujinimą esamos. Pagrinde dėmesys sutelktas yra į takų rekonstrukciją, kurie turėtų būti pritaikyti ir neįgaliesiems, bent jau dalis jų. Pasiūlyta yra kieta danga, kokia ta kieta danga bus, spręs inžinieriai. Bet manau, kad nebus asfaltų. Tai taip pat, aišku, aplink tuos takus infrastruktūrą numatytas yra apšvietimas takų. Takų iš viso bus 7,8 km apims pagrindę rytinę dalį to masyvo. Ir taip pat yra suprojektuoti, aišku, suolai, atokvėpio vietos, laužavietės numatytos, lauko tualetas yra numatytas. Kita infrastruktūra, sporto įrenginiai. Čia buvo paskutinis atėjęs paklausimas iš gyventojų 7 kvartale. Toks pageidavimas yra atnaujinti taką ir šalia to tako tam kvartalui būtų gal ir tikrai tikslinga pastatyti ten sporto įrenginius kažkokius. Buvusios raketinės bazės teritorija yra numatytas pažintinis takas, papasakant apie tos bazės istoriją, jeigu pavyks surasti pakankamai medžiagos, ir numatyta ten apžvalgos platforma ant aukščiausio taško. Kirtimų klausimų vienintelio sulaukiau, tai ar bus kertami ąžuolynai, tai tikrai nebus kertami jie. Ir čia yra suprojektuoti kraštovaizdžio erdvių formavimo kirtimai, kurie per kelis etapus iškirs tik menkaverčius medžius. Nė vienas stambus medis, nebent jis būtų sausas, galbūt tai nebus kertami. Ir bus kertami, aišku, krūmai, formuojant atskiras jų grupės palei takus pagrindę. Tai tos, juostos nebus kažkaip linija užbrėžtos, bet priklausomai nuo aplinkybių. Platesnės, siauresnės, bet pagrindiniai kirtimai tokie. Dabar dėl pačios būklės, tai aišku, vyrauja pusamžiai medynai. Čia tai negalėčiau sakyti, kad brandžių ir perbendus yra tik 16%. Tai nėra daug. Daugumoje tai yra ąžuolynai ir pušynai. Nepasakyčiau, kad tai yra labai tragiška būklė, sanitarinė bent jau. Yra vienas židinys tik tai eglės viename sklype nedidelis, ten apie 10 arų. Pagrindinė situacija tokia. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Musnikas akcentavo, jog Babėnų Šilas bus pradėtas tvarkyti kitąmet, pasirengus techninį projektą ir numačius lėšas biudžete. O visos numatytos priemonės bus įgyvendinamos etapais. Šiuo metu baigiamas rengti miškotvarkos projektas, kuriame atsispindės miško tvarkymo darbai, aplinkosauga, rekreacija ir visuomeniai taps aiškiau, į kurią pusę žengsime su Babėnų Šilo tvarkymu. Tai pirmiausia, savivaldybių buvo aktualiausias klausimas miško tvarkymas, nes paprasčiausiai net ir nudžiūvusi ar pasvirusi medį negalėjome kirsti, nes negaudavo miškotvarkos tarnybos leidimo, kol nėra miškotvarkos projekto. Tai dabar šitas klausimas jau baigiamas ir tada sprendžiami visi likusiai. Tame tarpe ir visiems labiausiai aktuali tema rekreacija. Tai šitame projekte yra apimta ir rekreacijos dalis, tačiau tik tai tą dalimi numatomos vietos
ir kokios tai zonos galėtų būti pačia miške dėl rekreacijos vystymo. O visi tolimesni veiksmai tai bus su techninio projekto rengimu, kuriuose bus konkretizuota, kokie tai bus, kokios žaidimo aikštelės, kokie sveikatingumo takai, pažintiniai takai, kokios dangos ir kokio pločio ir kokio ilgio. O šiuo metu yra numatytos ir rekreacinės vietos, kuriuose gyventojai galėtų leisti laisvalaikį. Tuose vietose ir bus techninio projekto metu projektuojami įrenginiai ir poilsio zonos su suoliukais, stalais ir panašiai. Miškotvarkos projektas būtų patvirtintas rugsėjo-spalio mėnesiais. Tada po to, planuojant sekančių metų biudžetą, mes jau turim numatyti pinigų techninio projekto rengimui ir techninis projektas paprastai parengiamas per 6 mėnesius. Tai reiškia, kitų metų vidury mes jau turėtume turėti techninį projektą ir pagal tai, kiek taryba skirs lėšų jo įgyvendinimui, kitais metais pradėtume pirmosius darbus. Babėnų Šilo apšvietimui nepritaręs Saulius Grinkevičius teigė, jog miškas turi išlikti kuo natūralesnis, nes čia nėra parko teritorija su intensyviomis pramogomis. Tikrai labai svarbus projektas, nes be jo negalima žengti antro žingsnio, reiškia ir projektavimo darbų negalima pradėti daryti. Tai labai smagu, kad buvo nemažai mūsų bendruomenės žmonių, kurie aktyviai reiškia savo nuomonės, siūlymus teikė. Principe, kad kažkokių tai būtų tokių, sakysim, priešų nebuvo, buvo gal daugiau tokių siūlymų, kaip kurie šiek tiek ir nepasiverti man pasirodė, kaip, sakysim, įrengti miške vandentiekį, sakysim, ar ten dar kažką, tai žinot, bet žmonės turi teisę, turi savo nuomonę. O iš principo tai labai didelis projektas, turi suprasti visi, kad jisai nebus įgyvendintas per metus, per 2, tai turbūt jisai turės būti etapais vykdomas, sakysim, 1 etapas, 2, 3 ir tai užsitęs daug metų, nes man sunku dabar pasakyti, taip žinot, neskaičiavus, bet tai jau kalbam ne apie milijonus, o apie 10 greičiausiai milijonų investicijų, tai galit suprasti, kad savivaldybė turės ieškoti ir finansavimo šaltinių, aišku, ieškoti iš savo biudžete tam tikrų pinigų, bet šitas projektas tikrai reikalingas, Babėnų Šilas, kada pradės jau funkcionuoti, tai jisai bus tikrai patraukli vieta kėdainiečiam ir galvočiau ne tik kėdainiečiam, bet ir svečiam. Tai iš ties žengtas pirmas labai svarbus žingsnis ir reikia tik tai palinkėti sėkmės mūsų administracijai, projektuotojams, kurie projektuos ir aišku po to rangovam, kurie įgyvendins šitą projektą. Vasaros kino festivalis Sidabrinės gervės naktys yra unikali galimybė susipažinti su geriausiais nacionalinių kino apdovanojimų filmais laureatais bei juose vaidinančiais aktoriais. Tad neatsitiktinai šį renginį susirinko didžiulis būrys kėdainiečių. Festivalio vedėja 2015 metais Sidabrinės gervės nominaciją pelniusi aktorė Aistė Diržiūtė džiaugiasi, jog lietuviško kino gurmanai renkasi visuose aplankytuose miestuose ar gyvenvietėse. Nes tik šiame festivalyje yra galimybė susipažinti ne tik su profesionalų, bet ir su novatoriškais studentų darbais. Tai yra mano pirma vasara su Sidabrinių gervių naktimis, keliaujant po visą Lietuvą ir pristatinėjant geriausius šių metų ilgametražius ir trumpametražius filmus. Ir teko aplankyti jau 7, man atrodo, miestus ir dar šį vakarą esame Kėdainiuose ir dar 4 liko ar 3. Dabar jau bijau susimaišyti skaičiais, nes visa vasara pilna filmų, visa vasara malonių susitikimų su žiūrovais ir iš tikrųjų yra tokia keista baimė kiekvieną kartą važiuojant, ar susirink žmonės. Juk tiek daug pramogų, juk tiek daug visko, čia tas tai yra daug apipintom legendom lietuviškas kinas, kad neva kažkoks lėtas, neįdomus, visada susirenka pilnos aikštės žmonių, visi džiaugiasi, mėgaujasi, juokiasi ir skleidžia žinią. Tai iš tikrųjų labai smagus būdas praleisti vasarą. Tai kokie tie lietuviški filmai, būtent kokie atradimai, ką atradot naujo iš tikrųjų, kas įdomaus? Kadangi esu aktyvi lietuviško kino gerbėja, tai man tiesiog turbūt vienas maloniausių dalykų yra dalintis tais puikiais filmais su kitais žmonėmis ir pasakoti juos ir kalbėti su kūrėjais. Ir pavyzdžiui, mano turbūt vienas mėgstamiausių jau pastarųjų metų atradimų kine, tai Tito Lauciaus Paradas ir iš tikrųjų jis turbūt vienas populiariausių tarp
keliaujančių filmų po Lietuvą, žmonės jį labai myli. Galiu pasakyti, kad tikrai daug galim tikėtis iš Arno Balčiūno, nes ir jo atblausos yra beveik kiekviename renginyje ir jis gavo apdovanojimą kaip Sidabrinis gervės kiaušiniai, kaip už geriausią studento filmą ir tikrai filmas puikus ir matosi, kad tas žmogus kurs dar daug. Tai iš tikrųjų apie kiekvieną galima būtų kalbėti, bet jeigu tai priskirtai, išskirčiau šituos top. Kėdainiečiai išvydo metų geriausio studento apdovanojimą pelniusį režisieriaus Arno Balčiūno trumpametražį filmą Blausos, Vytauto Katkaus Uogas, animacinį Meinardo Valkevičiaus Patriką ir režisieriaus Tito Lauciaus Paradą, kuris nacionaliniuose kino rinkimuose pelnė metų geriausio autoriaus apdovanojimą. Mintis kyla iš gyvenimo, filmą atvežiau, filmą Paradas, savo debiutinį pilnametražį filmą. Pradžioj tiesiog atrodė taip, kad aš gal pas savo tėtį žiūrėdavau daug filmų, jis man labai daug rodydavo, bet galiausiai aš norėjau tapti archeologu, nes mano tėtis istorikas, bet jisai sako, o dėl ko, dėl Indiana Joneso? Tai taip, buvo dėl Indiana Joneso ir supratau, kad kad aš mėgstu rašyti, mėgstu galvoti ir daugiausiai aš kažkaip gal filmų žiūrėjęs esu, tai taip ir buvo ir mėgau rašinėlius rašyti, kurti istorijas ir kažką daryti ir iki dabar ir liko toksai jausmas. Turbūt aš viską iš gyvenimo savo, ką pamatau, nes aš rašau ir kitiems režisieriams, tai ten aš galiu jau labiau, ką jie galvoja, ar jie savo atsineša, o iš savo aš dažniausiai kažkaip supratau vieną kartą, kai mokiausi akademijų, kad tų istorijų nereikia ieškoti kituose filmuose ar kažkur, kad jų pilna yra mūsų kiekvieno gyvenimuose ir priklauso tik nuo požiūrio, nes kas gali būti juokinga, kas gali būti graudu, ką tu gali įžvelgti ir kai aš tą supratau, kad paprasčiausias dalykas gali būti ir komedija, ir siaubo filmas, tada man kažkaip atrodė, labai įdomu, tai vat, ir smagu ir čia atvažiuoti ir kažkokių naujų patirčių ir tada kažkas susideda ir gal bus irgi kažkokia scena. O būtent ar sudėtinga yra prašyti filmą? Turbūt daug ten tų dialogų, daug visko, tai kiek laiko užima? Na, šitą filmą kokie 3 metai turbūt buvo. Tai taip, aišku, čia nėra taip, kad 5 dienas per savaitę, bet ir, ne 8 valandas, bet ieškojimai, taip. Ir aš kaip darau, tai dialogai man čia yra smagiausia dalis, nes 90% yra burbuliukų toksai dėliojimas istorijos pačios siužeto. Tokie matematiniai kažkokie dalykai, tai ir kai jau galiausiai sudedu, tai tada jau ateina dialogai ir tada jau būna smagiausia dalis. Tai jau pusę metų turbūt tas yra dialogų rašymas. Tai tai užtrunka kelis metus tikrai. Kaip matot lietuvišką kiną? Kolegos ką kūrė, iš tikrųjų kokios temos dabar aktualios ir tokia sudėtinga situacija, karas vyksta, kažkokia tragedija tiesiog. Taip, ir be to karas labai palėtė ir dalykus, nes aš netgi vieną idėją turėjau, tokią juodesnio humoro ir supratau, kad ne tas laikas yra būtent to nenoriu atskleisti toliau, bet ten būtų geras prieš 5 metus, dabar visai kitoks kontekstas. Tai tas kontekstas yra sunku mūsų kūrėjams, nes filmas vis tiek pasidaro per 2-3 metus ir jau kontekstas praeina. Tai sunku, spektaklis būna greičiau ir aktualiau. O kažkokios gairės, nežinau, man atrodo, kad šitie nauji kūrėjai, jauni arba jie labiau yra kažką nuoširdesni, jie kalba apie tai, ką jie žino, bet nebijo eksperimentuoti. Nebijo eksperimentuoti ir būti drąsus ir man atrodo svarbiausia, kad jie pradėjo galvoti apie žiūrovą, kad tai atsiranda kažkoks dėmuo kaip žiūrovas, tai nereiškia jokiam kūrimas grinai, bet tai yra pagalvojama, kad kažkas žiūrės tavo filmą, tai ir tas matosi ir žmonėms atrodo patinka, jis labiau prieinamesnis, bet nėra kažkoks naivus ir primityvus tas kinas, tai jisai yra puikus, aš mėgaujuosi kiekvieną kartą ir jisai tapo skirtingas, kažkoks žanrinis. Kėdainių sporto centras per vasarą įrengė naują tinklinio aikštelę šalia atsarginės futbolo aikštės, kurioje suorganizavo vyrų paplūdimio 2x2 turnyrą pagal visus Tarptautinės tinklinio federacijos reikalavimus. Sporto centro direktorius Tomas Pakštys teigė, jog ši aikštelė bus atvira visiems kėdainiečiams ir tinklinis taps dar populiaresnis. Šiaip šiandien turim taip dvejetus. Iš principo, ta tinklinio praeitas projektas turėjom prieš mėnesį laiko bendruomeniai pasiūlėm tinklinio varžybos, tačiau Skongolio gatvėje sulaukėm labai didelės paklausos, tai mes šiausiai nusprendėm, kad tiesiog reikėtų esamą
infrastruktūra šitą labai buvo sena, atnaujinti tinkamą pagal atitinkamus standartus, tarptautinius standartus pliažos tinklinio ir įrengti taip, kad galėtų ateiti visuomenė, bendruomenė, sportininkai sportuoti, nuolatos naudotis ir vykdyti ir varžybas, pasikviesti ir svečius. Ir šiandienai turime 8 komandas, iš jų viena iš Jonavos atvyko. Tai šito starto bandysim populiarinti Kėdainiuose ne tik tai salės tinklinį, bet ir vasarą, rudenį, pavasarį pliažo tinklinį. Turime ir sporto centre, reiškia tinklinio grupė, tikimės jisai, kad išpopuliarės ir būtent dėka geros infrastruktūros, prieigos, kėdainiečiai galės ne tik tai sportuoti, kaip sakau, aktyviai, bet ir užsiiminėti fiziniu aktyvumu. Taip pat šitas projektas yra dalinis projektas, kadangi dar turime laisvos žemės, tai esame ir numatę tolimai plėtrai galbūt fizinio aktyvumo salas įrengti šitoj bazėje, kad vis dėlto Kėdainiai turėtų galimybę atvažiuoti į vieną vietą ir aktyviai leisti laisvalaikį su šeimom. Viso projekto sąmata yra apie 8 000 eurų, tai viskas įrengta yra naujai. Šiuolaikiškai, kaip sakau, ir vartai visada bus, ko gero, darbo dienom ir vakarais atrakinta. Infrastruktūra bus paruošta nuo ryto iki vakaro ir kiekvieną rytą yra administruojantis žmogus, kuris paruoš aikštę ir galės kėdainiečiai atvažiavę, jie naudotis čia žaisti, galbūt reikalui esant nubėgti iki upės, jeigu ras laisvą nišą, kur išsimaudyti. Kitais metais mes planuojam čia to aikštelį, dar kadangi ir laikas ir terminai buvo, tai kitais metais yra numatyta jos dar tobulinimas, tai atsiras dar 4 šviestuvai, apšvietimas, gale kamulio gaudyklė atsiras, tai dar 2 elementai papildomi, kad ir vėlais vakare vėlai galėtų vykti užsiėmimai. Pirmojoje pusfinalio kovoje susitiko komandos Lukas ir Paulius prieš Harį ir Pijų. Po įtemptos kovos Luko ir Pauliaus komandai teko nusileisti rezultatu 2-1. Antrajame pusfinalyje susitiko Putnos prieš Mykolą ir Modestą. Šiame susitikime taip pat buvo karšta, tačiau komanda Putnos patirtimi apžaidė savo varžovus ir laimėjo rezultatu 2-0, bei pateko į turnyro finalą. Dėl 3 vietos kovoje susitiko Lukas ir Paulius prieš Mykolą ir Modestą. 3 vietą iškovojo Lukas ir Paulius. Dėl 1 vietos kovoje susitiko komandos Haris ir Pijus prieš komandą Putnos. Rungtynės buvo be galo įtemptos, bei pareikalavusios iš komandų paskutinių jėgų. Rezultatu 2-1 Hario ir Pijaus komandai teko nusileisti ir 1 vietą iškovojo komanda Putnos. Turnyre dalyvavo ir viena komanda iš Jonavos, taip pat svečiai iš Vilniaus – Germanas ir Lukas. Deja, šioms komandoms turnyras nebuvo sėkmingas, kadangi joms nepavyko prasibrauti į pusfinalio etapą. 2 vietą laimėję kėdainiečiai iš komandos Haris ir Pijus tikisi, jog tokie ir didesni turnyrai pagerins vasaros užimtumą ir galimybės pasportuoti. Žaidžiu maždaug apie 10 metų, o tai populiarus gal daugiau, kokį 12-13. Prasidėjo viskas, pati pradžioje Kėdainių pirmenybės salėje, o tik po to peraugo į smėlį. Atsirado aikštelės ir pradėjom žaisti, rinktis. Aišku, būtent yra varžovų, kaip sekasi iš tikrųjų. Po biškį kylam į viršų, treniruojamės, turim komandėlę, turiu savo ten, daug nereikia 2 žmonės, tai aš ir dar vienas. Ir taip susirinkom vasaros vakarais 2-3 sykius į savaitę. Dažniausiai važiuojam arba į Kauną, arba į Jonavą, ten vyksta daugiau turnyrų. Kėdainiuose, tinklinis nėra toks populiarus kaip kitose miestuose. Kuo įdomu šitas sportas iš tikrųjų, kuo jis naudingas? Tai visas kūnas dirba, čia ir nuo pirštų galiukų iki galvos. Tai naudingas, tai pabūni su draugais, pabendrauji. Tai norėtumėt, kad Kėdainiuose būtų kažkokie didesni čempionatai, kur daugiau suvažiuotų iš kitų? Taip, tai aišku, būtų keltų lygiai ir pačių mūsų, jis važiuotų daugiau iš kitų miestų. Bet šiaip sąlygos yra, daug tų aikštelių yra? Sąlygos, manyčiau, ne iki galo visur viskas įrengta, taip yra. Trūksta, dirbti iki galo, nežinau. Tas pats kaip ir čia, nei ten tinklų yra, nei kas neužsiema, tai ne kiekvienas net savo susiperka. Rugpjūčio 29 antradienį kviečiame visi kartu paminėti 82-asias Kėdainių žydų bendruomenės sunaikinimo metines ir pagerbti Daukščių kaime 1941 rugpjūčio 28 nužudytų 1000 bendrapiliečių atminimą.
15 val. Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūriame centre Kėdainiuose gimusio gydytojo daktaro Arono Piko prisiminimų knygos apie holokaustą Prisiminimai iš žudynių slėnio pristatymas. Dalyvauja knygos vertėjas, žurnalistas Andrew Castle iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejaus direktorius daktaras Simonas Strelcovas. Renginys anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą. 17 val. Prie holokausto aukų masinės kapavietės Daukšių kaime atminimo kelio eisena. Kėdainių žydų bendruomenės sunaikinimo 82 metinių minėjimas. Rugpjūčio 25 ir rugsėjo 9 dienomis folkloro festivalis Į vidurio Lietuvą susėję. Rugpjūčio 25 daugiakultūriame centre 14 val. Seminaras Aukštaičių identiteto paieškos. Rugpjūčio 28-29 dienomis Kėdainių krašto muziejaus tradicinio amatų centre 17 val. Folkloro dirbtuvės. Tradicinio aukštaitiško dainavimo pradmenys su folkloro specialiste Nijole Grivačiauskiene. Rugsėjo 5-6 dienomis tradicinio amatų centre 17 val. Taip pat folkloro dirbtuvės su tartinių pradmenys. Rugsėjo 9 Didžiojoje gatvėje folkloro festivalio dalyvių eisena 12 val. 12 val. 30 minučių Nevėžio prieplaukoje folkloro ansamblių prisistatymai. Didžiosios rinkos aikštėje 13 val. 30 minučių didysis koncertas. Į vidurio Lietuvą susėję. Folkloro ansambliai Gastauta, Dabila, Malkesta, Ringis, Dainoriai, Jorija. Mikalojaus Daukšos viešosios bibliotekos kiemelėje 16 val. Kupiškio folkloro ansamblis Kupkėmės. Etnografinis vaidinimas Galingas miežio grūdas. 17 val. Vakaronė su tradicinė kapela Ratilai. Multifunkcinėje sporto ir pramogų erdvėje Skongalio gatvėje 17 val. Edukacija visai šeimai, senieji instrumentai su kompozitoriumi Sauliumi Petreikiu. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka rugpjūčio 24-16 val. Kviečia į idėjų mugę, skirtą paminėti Ukrainos nepriklausomybės dieną ir sutvirtinti lietuvių bei ukrainiečių draugystę. Susipažinsime su Kėdainių krašte gyvenančių ukrainiečių siūlomomis verslo ir socialinėmis paslaugomis, gaminiais, užmėgsime naudingų ryšių, keisimės idėjomis ir galimybėmis. Savo paslaugos pristatys siuvėjai, kulinarai ir konditeriai, medicinos, grožio sferos darbuotojai, turizmo specialistai, turinio kūrėjai, dailininkai, rankdarbių meistrai. Pažinkime ir palaikykime naujosius mūsų krašto bendruomenės narius. Pasidalinkime šiuo kvietimu su savo organizacijų įmonių nariais. Renginys vyks Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka kviečia į renginį Būkime sugrįžtančiais paukščiais. Rugpjūčio 26-ąją 13:30 ekskursija po biblioteką. Nuo 14 val. Muzikinis sveikinimas Algirdas Jademskis Birbynė, Aistė Bružaitė Kanklės. 14 val. 20 minučių Sandros Daukšaitės Petrulienės literatūrinis sveikinimas Kėdainiams. 15:20 Lolitos Grabauskienės odos ir tapybos parodos atidarymas, Vitalijos Morkūnienės tapybos parodos atidarymas. 16 val. Pokalbis diskusija Mano šaknys Kėdainiuose. Dalyvauja aktorės Sandra Daukšaitė Petrulienė, Livija Krivickaitė, Paulina Taujanskaitė, istorikė Silvija Stankevičiūtė, menininkės Lolita Grabauskienė ir Vitalija Morkūnienė. Maloniai kviečiame dalyvauti. Daugiakultūriame centre rugpjūčio 30-17 val. Atidaroma Aušros Žemaitienės paroda Aušros skrynios, naujos ir prikeltos gyvenimui. Apie savo darbų parodą Aušra sako, vaikystėje mano močiutės skrynia atrodė tokia didžiulė, kad galėjau į ją tilpti. Ten kvepėjo lininiam drobėm ir paslaptimi. Iš jos sklido pasakojimas. Paroda veiks iki rugsėjo 20 dienos. Rugsėjo 3 sekmadienį nuo 15 val. Kėdainių arenos mašinų parkavimo aikštelėje Baltijos galiūnų čempionatas Kėdainių rajono savivaldybės mero taurei laimėti. Čempionate varžysis 6 Lietuvos, 4 Latvijos ir 2 Estijos pajėgiausi stipruoliai, kurie garsino ir garsina savo šalis įvairiuose tarptautiniuose turnyruose. Maloniai kviečiame kėdainiečius ir svečius atvykti į šį renginį ir būti aktyviais sirgaliais, palaikant jums patinkantį sportininką.
Jei tvarkotės namus, sodybas, garažus, reikia atvežti ir išvežti statybinės medžiagas, buitinę techniką, išvežti senus baldus bei šiukšlės, perkraustyti ar kitų transporto paslaugų, kreipkitės telefonu 8 638 27 572. Baltikum išmanioji televizija jau bet kuriame ekrane. Atsinaujinusi su Android TV privalumais ir papildomų turinių. Atsisiųskite tiesiai į televizorių. Baltikum programėlės jūsų ekranų ieškokite Google Play parduotuvėje. Baltikum naujos kartos televizija.